2 sekundės ir 50 lieka rungtynėse Raseiniuose. Raseinių Rasai dar yra šiame mače. Valdas Aniulis prasižengė aikštelės viduryje. Marijus Užupis pataikė vieną baudos metimą iš 2. Ir dabar lemiama Raseinių Rasų komandos ataka. Pratęsimo dar vieno turbūt nebebus, nebent prasižengtų Vytis. Įkristų viena bauda iš 2, tačiau tai mažiau realus variantas. Veikiausiai šaus tokį metimą, kokį turės galimybę išmesti Raseinių Rasai. Šiame pratęsime 19-18. Tokių rezultatyvių pratęsimų nebūna. Tomas Galeckas spėja išmesti kamuolį, nepataiko metimo. Vytis bėga į aikštelės vidurį ir iškovoja bronzos medalius 2016-2017 metų Mezon NKL čempionate. Džiaugsmas Raseiniuose, džiaugiasi ir Vyčio sirgaliai, kurie atvyko palaikyti savo komandos. Marijaus Užupio baudos metimas labai gražu ir labai simboliška, lemia pergalę Šakių komandai. Lietuvos krepšinio fanų ekipa, kuriai visi atidavė viską paskutinėmis rungtynių akimirkomis, kuriai Valdas Aniulis padovanojo galimybę mesti 2 baudų metimus paskutinėmis sekundėmis, triumfuoja Raseiniuose 5-ajame serijos mače. Nusiminė savaime suprantama Raseinių Rasų komandos krepšininkai, tačiau jie taip pat nusipelno nusilenkimo ir pagirimo. Raseinių Rasai šioje serijoje kovojo tiesiog fantastiškai su Vyčiu ir kartu šios komandos sukūrė vieną gražiausių dalykų šių komandų istorijoje ir galbūt net Mezon NKL istorijoje. Tokia serija dėl 3. vietos, tuomet, kai buvo nuspręsta žaisti serijas, atrodė, kad galime tokių dalykų galbūt ir nesulaukti, kad galbūt viskas gali baigtis kur kas paprasčiau. Šiame sezone priimtas sprendimas žaisti serijas ir serija dėl 3. vietos prasidėjo ne kaip Vyčiui. 0-2 atsiliko Lietuvos krepšinio fanų komanda, tačiau ekipa pademonstruoja fantastišką, neįtikėtiną charakterį. Grįžta į seriją, iškovodama 2 pergalės iš eilės ir po 2 pratęsimų ištempė rungtynes Raseiniuose 104-103. Sveikina Raseinių Rasų krepšininkai dabar Vytį aikštelės viduryje, patys griebėsi už galvų, tačiau Raseinių Rasų komanda dabar aikštelės viduryje, dėkojantis sirgaliams, taip pat nusipelno didelės pagarbos už šią fantastišką kovą. Vytis savo ruoštų ant kaklo kabinsis bronzos medalius pirmą kartą franšizės istorijoje. Savo fanams atvykusiems į Raseinius dėkoja dabar Vytis kartu su fanais. 1-2-3 Vytis nuskamba aikštelės kampenė, aikštelės viduryje, ten kur arčiau buvo Vyčio fanai. Raseinių Rasų krepšininkai vis dar negali ir nesiruošia palikti aikštelės, tiek trenerių štabas, tiek žaidėjai negali atsitokėti po to, kas atsitiko, o Vytis švenčia pergalę. Pauliaus Belevičiaus komandos kapitono rankose taurė, tai yra pats maloniausias būdas Vyčiui iškovoti 3. poziciją. Scenarijaus, kurio dėka bronzos medaliai būtų ypatingesni ir pergalė būtų saldesnė, tiesiog neįmanoma sugalvoti. Įvyko kažkas neįtikėtino ir kažkas stebuklingo rungtynėse Raseiniuose. Vienos iš gražiausių Mezon NKL istorijos rungtynių 104-103. Jos po 2 pratęsimų baigėsi Vyčio naudai. Vytis iškovoja pergalę 1 tašku ir laimėja 3 rungtynės iš eilės. Iškovoja Mezon NKL bronzininkų titulą. Finalas dar tęsis, jis iki 4 pergalių. Čia 3. Vyčio laimėjimas. Paulius Belevičius su taure savo rankose. Aš Ignas Grinevičius su šiomis Vyčio džiaugsmo akimirkomis jau atsisveikinu. Tai buvo paskutinė Vyčio rungtynių transliacija šiame sezone. Su jumis buvo visa mūsų komanda, su jumis buvau ir aš Ignas Grinevičius. Keliauju kalbinti besidžiaugiančių Vyčio krepšininkų.